Dievas visada mus nustebina. Jis yra begalinis, neaprėpiamas ir vis dėlto tapo mažas, kad tilptų moters įsčiose. Dievas, kurio niekas negali išmatuoti, tapo išmatuojamas, kad mus pasiektų. Ir jis naudoja labai žmogiškus matelius, kai mus teisia. Kokią meilę ar matu matuojate kitus, tokie bus matuojama ir jums. Jėzus kalba ne tik apie bendravimą. Jis sako, neteisk artimo, kad nebūtum Dievo teisiamas. Nesmerki artimo, kad nebūtum pasmerktas. Tai Tėve mūsų malda gyvenime. Atleisk mums, kaip ir mes atleidžiame. Dievas matuoja kiekvieną pagal tai, kaip elgiamės su kitu, net su sunkiu, nedėkingu ar tuo, kuris mus įžeidžia. Patarlių knygoje sakoma, kas dovanoja vargšui, skolina Dievui. Tai reiškia, ką darai kitam, Dievas laiko padaryta jam. Jėzus eina dar toliau. Mylėkite savo priešus. Melskitės už tuos, kurie jūs šmeižia. Tai nereiškia būti silpnu ar bejėgiu. Atsukti kitą skruostą nereiškia pasyviai priimti pažeminimą. Tai atsakyti taip, kaip atsakė Jėzus, kai buvo suduotas su tiesa, tvirtumu ir meile be agresijos. Kai Jėzus sako, jei kas atima tavo apsiaustą, atiduok ir tuniką, jis kalba apie kryžių. Tai nėra pritarimas neteisybei. Tai paklusnumas Dievui, net kai esame neteisingai elgiami. Tai prarasti materialų dalyką, bet išsaugoti sielą Tėvo akivaizdoje. Galiausiai matas yra paprastas. Dievas tau padarys taip, kaip tu darai kitiems. Jis begalinis prisitaiko prie mūsų mažumo, kad išgelbėtų mus per gailestingumą, tiesą ir teisingumą. Prisimink, matas, kurį naudoji šiandien, bus matas, kuriuo Dievas matuos tave. Rinkis meilę,